Esu Rūta Beišytė ir šį kartą kalbėsiu apie Barborą. Na kurgi ji? Ne apie šitą Barborą. O štai apie šitą Barborą. Turiu paminėti, kad Barbora mūsų šeimos neremia. Susimokėjome patys. Dar davėme euriuką Edgarui, kad atneštų šios visus maišus namo, tai yra labai patogu. Ir kodėlgi aš darau šį Mokėti nebūtina. Nebūtina mokėti euriuko, bet mes geručiukai. Kodėl aš pradėjau apsipirkinėti būtent šiuo būdu? Pirmiausiai, laukiantis yra labai patogu, kad nereikia tampyti sunkių maišų. Mažiau barnių su vyru, nes jisai nieko nesuperka gero pagal sąrašą. Labai tauposi laikas. Nereikia dar valandos paskirti būtent apsipirkinėjimui. Ir prisirinkti tų emocinių prekių. Prisipirkdavau visko per daug, dėl to Barbora man padėjo taupyti. Laukdavai kasoje mamyčių, kuri nedirba. Mano šitokios kasos net iš vis nėra mamyčių, kurios... Yra kasa, bet ji nedirba. Galbūt yra, vis dėlto vyras geriau žino. Jinai nedirba bet kuriuo atveju. Maksimo irgi. Minusai. Pirmas minusas, kad užsisakius prekių, kad ir iš vakaro ar tą pačią dieną, ne visada būsi garantuotas, kad tu jų gausi. Įsidedi į krepšelį, tarytum jau ir pasirenki, kad apmokėsi, atvažiuoja kurjeris ir sako, ar matėte laišką, kad nebus šitos ir šitos prekės. Ir man taip įvyko. Važiavau namo, galvojau, jau bus brokolių, ryžių ir lašišos. Ir ką man kurjeris pasakė? Nebus lašišos. Pagrindinė patiekalo. Tylėk, čia burbulioji. Kitas atvejis. Iš vakaro užsisakiau prekes ir kitą rytą turėjau aplankyti mūsų tėveliai. Tai yra mano tėveliai, Tomuko kiti tėveliai. No. Well, yet. Mano tėčio buvo jubiliejus, norėjau aš jam padaryti staigmeną ir jau jam atvykus pasitikti jį su mažu torčiuku. Išvakarėse užsisakiau Barborą. Ryte sakė, pristatys, atvažiuoja, spėkite. Tortas buvo? Nebuvo. Į ką man smeigti žvakutės? Nebuvo į ką. Ir iš tiesų tai tinklalapyje būna kartais, kad būna tos prekės. Bet jau kuomet tu renkiesi dėtis į krepšelį, jų nebeleidžia įsigyti. Ir tarkime, Linkėjimai nuo to yra Barborai. aš mėgstu raudonas paprikas. Mėgstu ir žalias, ir geltonas, bet raudonas mėgstu ypatingai. Ir mes užsisakinėjome vakar prekes. Ir būtent raudonų nebuvo, jie turėjo visą parą surasti tų raudonų paprikų. Ir esu garantuota, kad toje Maksimoje turbūt jų būtų suradę. Kodėl vakar nebuvo įmanoma užsakyti tų raudonų mano paprikų? Nebuvo net akcijos, nieko. Kur mano raudonos paprikos? Nežinau. Yra neaiški dar viena situacija. Kuomet perki prekes, dediesi į krepšelį, jau įsidedi į krepšelį, jau jinai guli saugiai tavo krepšelį ir kuomet tu spaudi apmokėti, dingsta. Kodėl dingsta? Nes prieš tai apmokėjo kažkas kitas, spėjo už mane apipirkti? Nežinau. Toliau, buvau girdėjusi, jinai mėgsta klientus pamaloninti mielomis dovanėlėmis. Iki šio vakaro nebuvau sulaukus dovanėlių, bet šį vakarą, kaip žinodami, KitKato idėjo. Tie minusai, kaip matėt, nėra jie dideli tokie minusai. Yra daugybė akcijų, iš tiesų labai daug akcijų ir turbūt netgi daugiau nei parduotuvė. Platus asortimentas. Mūsų bent jau šeimai labai tas padeda taupyti. Mes galime nusistatyti sumą, už kurią mes apsipirksime. Kadangi tai darome namuose, mes galime prisidėti pilną krepšelį ir po to pažiūrėti, ar mums to iš tiesų reikia. Man yra tarytum šventė, nes kuomet vaikštai po prekybos centrą, užtrunki ten labai daug, dediesi viską, krepšelį, vežimėlį. Tuomet nueini prie kasos, tada stovi tą eilę, tada kažkas baksnoja tau į nugarą su vežimėliu, nežinau kodėl žmonės linkę vienas ant kito lipti, grūsti ir pastumti. Nuo mūsų tai priklausytų, kokiu greičiu eina kasa. Išimi ant prekybos takelio prekes, vėl jas susidedi, tada neši iki mašinos, tada grįžti, vėl išsiimi ir vėl susidedi į šaldytuvą. Čia jie viską padaro už tave. Apmokėjimo būdai. Kaip tik norit, kaip tik jums patogu. Kortele, pavedimu, grynaisiais. Ir po šio video rasite nuolaidos kodą, kurį įvedę gausite net 3 eurų nuolaidą.
Galioja šio video filmavimo metu, vėliau neaišku. O smagiausia, kad jau grįžtant iš darbo, prasilenki su Barboros autobusiuku ir jau žinai, kad visos prekės tavęs jau laukia namuose ir jas priėmė Tomas ir už jas sumokėjo Tomas. Iš rutelės pinigų. Štai turbūt mes esame 900-ieji, o nesimato, per tiek maišų nesimato net mūsų pačių. Sako, kai kuriem žmonėm nepatinka tai, kad yra labai daug maišų maišelių. Mum, jie net griūna. Mum tai yra labai patogu. Kažkur yra pienas, bet tikrai ne ten, kur yra buitinė chemija. Maišus po to galima naudoti šiukšliams. Taip pat esame ramus dėl daržovių kokybės. Žmonės kalba, kad netgi atrenka geresnės prekes negu tas, kurios palieka salėje. Barbora gauna jas šiek tiek geresnės. Nenori važinėti atgal ir grąžinti jų. Ir galite įsivaizduoti, kad aš būčiau tempusi visą tai nėščia besilaukianti moteris, kuriai liko mėnuo iki termino. Tai būčiau tempusi, būčiau vargusi, bet man to pavyko išvengti, nes viską pristatė Edgaras iš Barbora LT. Ir viena yra mistika, kuri man niekuomet nėra aiški. Tai yra Barboros, Maksimos Jonagoldas, o čia kito tinklo Jonagoldas. Kodėl šitos Jonagoldas atrodo kaip šito tinklo Goldenas? Jonagolda yra mano patys mėgstamiausi obuoliai, bet štai šitie dideli, sultingi raudoni. Kuomet aš užsisakiau pirmąjį kartą Barboroje Jonagoldų, tikėjusi štai šitokių. Gavau štai šios žalius. Tai kurie yra iš tiesų Jonagoldai ir kaip vadinasi šitie Jonagoldai, jeigu ir šitie yra Jonagoldai, kurgi čia yra teisybė? Tačiau nepaisant šių keletos nesklandumų, vis dažniau naudojasi Barboros paslauga, kuri vis tobulėja ir padeda man sutaupyti laiko, jėgų ir pinigų. Jeigu patiko jums šis mano video, apsilankykite mano Patreono paskyroje. Ir nepamirškite prenumeruoti Facebooko, YouTube'o, Instagramo. Paspauskite varpelį ir pamatykite naujienas pirmieji.